24 metų Liepos 26-28 dienom vyko pirmasis komedijos festivalis Lietuvoje. Gavau progą sudalyvauti ir aš. Kad pasaugot gamtą ir padaryt kuo mažiau mašinų festivalį, karpulinom su kitais komikais. Atsikėlėm anksti ryte su Aiste, nuvažiavom į Vilnių, susirinkom kitus komikus ir važiavom tiesiai į festivalį į Bikėnus, kur ir buvo festivalis. Jau tai palapkės jau pasistatėm beveik. Mūsų Dan, Martinenko darėm progres, liko tik vidų pasiruošti ir varysim juokauti. Atvažiavom, pasistatėm palapinės, pavaibinom su kitais komikais kolegom, be abejo patraukė dėmesį visų mėgstamiausią bokso kriaušę. Nepataikit iš rangies. Jo, smūgiavom ir ne tik iš kumščių, bet ir iš galvos. Buvo protmušis. Gerai. Ir tada neužilgo prasidėjo pirmasis Comedy Festo renginys, Open Mic'as. Ir va dabar turim momentą, kai aš pirmą kartą šikau į kelnes feste. Lipau pirmas, buvau pirmas, kuris juokavo feste. Garšva, aišku, lipau pirmiau ant scenos, nes jis įvedė Open Mic'ą, bet aš buvau pirmasis, kuris gavo pasakyti savo paruoštą programą festivalį. Padarykit, ką susitikė, man taip žiūrėkit šiandien, mes turim Open Mic. Vienas vienintelis Marius Stašauskas, plojimai. Labas vakaras Comedy Feste! Labai jaudinaus, nes niekad nebuvo tekę tokio dydžio scenai stand-upin dar ir jaučiau labai didelę atsakomybę. Liktas viskas buvo gerai. Bet patirtis, Tada 22:00 prasidėjo raustai. Pirmą kartą gyvenime kažką raustinau. Jau už valandos laukia raustai. Raustinsiu Luką Bunkų. Irgi dabar ruošiuos, propsai, visą kitą. Ir žiūrėsim, kas gausis. Labai jaudinas, pirmą kartą raustinsiu kažką. Ir prieš raustus dar labiau jaudina. Nes buvo dar daugiau žmonių, labai bijau, kaip man seksis. Tikrai tikiu, kad galima buvo ir geriau. Įraše net matosi, kaip aš drebinu kojas iš jaudulio. Bet praėjau į finalą. Tuoj lips ant raustų scenos. Jaunas iki tiek, kad galėčiau prikakot savo džinsus. Bet paskui paraustą kalbėjau su Simonu, tai jis sakė, kad pirmie raustai visą laiką būna ne kažką, su sekančiais raustais jau pagauni, kas kaip veikia, kas kaip yra ir tada jau geriau būna. Tai dabar labai laukiu, kada vėl bus roast battle Open Mic'ai, tikrai noriu vėl išbandyti save raustinime. Nu ir paraustai jau galėjau pats mėgutis visų festivalių. Gurkšnuot Vilkmergės nealkoholinį, mirk, stebėt gyvus podcastus, laidas, kitus komikus, stand-upinant, visą kitą, labai žiūri, fainas vaibas buvo, labai geri pasirodymai. Nu ir paskui išsitaškiau per jau tik grupės pasirodymą. Žiūri, figenai bičiai varo. Aš galvoju, kad aš nesu niekad klausęs jauti grupės, bet pasirodo, aš buvau klausęs. Žinau gabalus, tik niekad nežinau, kas tas gabalus atlieka. Šiaip apibendrinant, festas buvo labai zaibys. Buvo susirinkę visi komedijos mėgėjai į vieną vietą realiai. Buvo visi maks draugiški, šilti, faini, su visais faina buvo pabendrauti. Protuševičius ir kiti, kas padėjo organizuoti šitą festivalį, žiauriai figenai pasistengė. Tikrai kaip pirmas blynas, tikrai nemanau, kad prisvilęs. Tai sakau, labai didelį ačiū už afigeną festivalį ir šiltą priėmimą. Domina sekantis kartas, darykit vėl. Rekomenduoju visiems irgi nuvaryti kitais metais, jeigu darys. Jeigu nedarys, nu tai patys kalti, kad nenuvarė šiais metais. Jūsų pasirinkimas. Gerai, kol kas tiek, iki kitos savaitės.